Suskaityti, galbūt susirinksit. Varžybos dar nesibaigė, kitos komandos dar dirba miške, bet prizininkų trejetuką mes jau turime. Šiandien trečiąją vietą laimėjo Sako pirmoji komanda. Kviečiame Sako komandą. Aš filmuoju. Antrąją vietą laimėjo Medeinos klubo pirmoji komanda. Ir nugalėjo Ąžuolo pirmoji komanda. Ir komandai nugalėtojai įteikiama pereinamoji taurė. O pernykščiai nugalėtojai Dainava pripylė į taurę riešutų. Kaip kietai komandai. Dabar trečiai vietai įteikimi prizai. Prizus įteikė klubas Oriens. Midianės keramika. Jaunimui 7up. Šampanas, šakotis ir dar šis beitas. Antrai vietai prizus taip pat įteikė klubas Oriens. Midianės keramika, 7up, šampanas, šakotis. Bei turbūt energetiniai gėrimai. Ir nugalėtojams prizus įteikia taip pat klubas Oriens. Šampanas, 7up, Midianės keramika, šakotis ir energetiniai gėrimai. Jūsų ovacijos. Ovacijos ir šampano lietus.
baigėsi šampanas. Atrodo, pavojus praėjo šampano purslų, kol nugalėtojai dar stovi. Žodis Lietuvos orientavimosi sporto federacijos prezidentui Donatui Kazlauskui. Taigi sveikinam nugalėtojus. Šampano purslai kaip tikrose rimtose varžybose trykšta ant visų galvų. Dėkojam organizatoriam, Orions klubo prezidentui Rimantui Servai už puikiai rengtas varžybas ir trasų organizatoriam už tikrai labai nuostabiai parengtas trasas. Taigi sėkmės jums visiems sekančiuose startuose ir šventė tegulėjasi toliau. O orientavimosi sporto klubas dėkoja visiems dalyvavusiems, linki saugaus ir gero sugrįžimo namo. O aš noriu padėkoti, kad padėka nebūtų man asmeniškai, nes dirbo labai puikiai komanda. Ačiū jiems. Iki malonių susitikimų žaliosiuose trasose.